Mielieji, žurnalistai mane aplankė. Tai ką, brangieji, galvojote, kad aš esu uždaryta? 45 parom pagal Simono Minkevičiaus pageidavimą. Nu, matote, praėjo vis dėlto 1,5 metų, buvo suvaržytos mano teisės ir laisvė. Prieš 1,5 metų už tiesos ir teisingumo ieškojimą Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos meras, iškėlė man baudžiamą bylą su pagalba Simono Minkevičiaus. Ir taip 1,5 metų aš buvau tampoma po teismus. Apylinkės teismas, garbinga teisėja, mane išteisino. Nerado jokių nusižengimų požymių. Simonas Minkevičius parašė skundą Klaipėdos apygardos teismui, kad mane pasodinti į kalėjimą 45 parom. Ir vakar, 25 dieną, garbingi teisėjai Klaipėdos miesto apygardos teismo mane išteisino, o Simono Minkevičiaus skundą atmetė. Tai vot, brangieji, matote, kokioj teisinėje valstybėje mes gyvename. Tai taip, brangus žurnalistai, galvojote, kad aš uždaryta, pasodinta, turtas mano atimtas, darbo vieta atimta. Vot, matote, vaikštau savo teritorijoje, dirbu savo darbą, kurį įvertinu savo kruviną procę, kad galėjau 15 metų dirbti be atostogų. O už tiesos ir teisingumo ieškojimą liberalų partijos meras Vytautas Grubliauskas kėlė man bylą kartu su savo bendrininku Simonu Minkevičium, Klaipėdos miesto apygardos vyriausiu prokuroru. Svajonės jų neišsipildė, todėl, kad teisingumas egzistuoja, kad sovietinių laikų, kaip sakant, visi šitie įstatymai užsibaigė ir aš esu pilnai išteisinta, vot, į kalėjimą nepasodino, vot, o prokuroro Simono Minkevičiaus vyriausio prokuroro apeliacinis skundas atmestas. Vot, tai taip, kad, brangieji žurnalistai, džiaukimės toliau gyvenimu ir laukime naujų žinių, vot, kas toliau vyks. Ačiū, brangieji, viso gero.